Visada viduj kažkas manyje man kuždėdavo, kad užrašyčiau, ką širdis man sako. Tiesiog niūniuodavau, dainuodavau, nežinomas daineles ar eiles, bet jau užgimusias manyje. Bet nebuvo tam laiko, kad sėsčiau ir užrašyčiau. Kai vaikai užaugo, išėjo iš namų palikusi viena, ėmiausi plunksnus ir teptuko. Kai širdis diktuodavo žodžius, jos užsirašydavo. Norėjosi tapybos, paimdavau dažus, teptuką ir patepliodavau. Viename paveiksle pamačiau nutapytą jūrą ir ant krantų paliktą smuikelį. Pagal šį paveikslą sukūriau eiles. Paklausykit. Kas paliko smuikelį? Smuiku ten griežia, vėjai neramus, nuaidi rauda, putota banga. O kas ten paliko? Smuikelį vieną, ant jūros kranto, ant kranto smėlėto. Gal jūra atplukdė ant savo bangų, gal jūra gi matė, kas grojo smuiku, gal jūros ta deivė gražioji jūratė, pagrojus kastyčiui, paliko tenai, o gal jūros žirgelis iš marių gelmių, atnešęs smuikelį, paliko ant jūros krantų. Esu sukūrusi ir daugiau eilėraščių. Į literatų klubą Vingio Rykštė įstojau 2004 metais. Dar vienas hobis yra tapyti. Aš daugiausia tapau gamtą, nes gamta tikrieji mūsų visų namai. Į Tautodailininkų sąjungą įstojau 2009 metais. Nutapiau jau apie 100 paveikslų, bet daugumą jų padovanojau draugams ir sesėms.